Sveiki. Šiandien nersime į technologijų pasaulį. Kodėl lietuviai vis dar renkasi technologijų stovyklas, ką tai pasako apie mūsų įpročius, vertybės ir net gyvenimo būdą. Apie tai šiandien kalbamės su Samsung salono vadove Karina Bucevič, kuri kasdien mato, ką renkasi lietuviai ir kodėl šie pasirinkimai tokie svarbus. Tai labas, Karina. Sveiki. Ką žmogus iš tikrųjų perkasi, kai renkasi telefoną? Ar tai renkasi įrankį darbui, statusui, kūrybai, o gal ir kontrolį? Kiek esu pastebėjusi, dažniausiai žmogus besirinkdamas telefoną, atrodo, atlikdamas tokį paprastą veiksmą, iš tikrųjų investuoja į savo gyvenimo kokybę. Ir kiekvienam čia būtų skirtingas dalykas. Vienas tikrai gali rinktis telefoną tai, kad būtų jo darbo įrankis, nes neįsivaizduoja gyvenimo be telefono ir be pagalbos, kurią gali suteikti telefonas kitam žmogui. Tai gali būti saviraiškos kūrybos įrankis šitoje vietoje ir galėtų pagelbėti atskleisti savo nematytas dar pusės. Tai tikrai būtent tai ir yra. Bet taip pat tai gali būti statusas. Bet šitoje vietoje aš daugiau sakyčiau netgi, kad statusas nebūtų vien tik apie pinigus, tai galbūt apie tai, koks aš esu žmogus ir kokia aš esu asmenybė. Jeigu žmogus renkasi įrenginius, tokius kaip lankstomi mūsų telefonai, tai parodo, kad žmogus yra inovatorius, kad jisai domisi šiuolaikinėmis technologijomis ir jas noriai įskiepė, įdėgia į savo rutiną ir tai palengvina savo gyvenimą. Tai čia, aš manau, yra kiekvienam skirtingai, bet investavimas ir būtent savo gyvenimo kokybę. Gerai, kalbant apie telefonus, apie pasirinkimus, kaip galvoji, ar telefonas, gal netgi iš savo perspektyvos galėtume atsakyti, ar telefonas labiau darbo priemonė ar gyvenimo draugas? Aš manyčiau, kad mes jau atėjome iki tokio etapo, kad tai yra jau gyvenimo draugas ir nors mes atliekame darbinius veiksmus kartu su telefonu, nebeturime galbūt papildomą kokio kompiuterio ar dar kažko prie savęs, tai vis tiek yra labiau gyvenimo draugas, nes mes su šita ryšio priemonė bendravome tiek su savo artimaisiais žmonėmis, tiek jame saugome savo, nežinau, gražiausias, mėgstamiausias nuotraukos vaizdo įrašus, tai yra tai, ko turbūt kiekvienas dabar nebeįsivaizduotų savo gyvenimo be. Tai iš tikrųjų telefonas labiau artėja prie būnant gyvenimo draugu ir tikrai taip. Brangus telefonai, pavyzdžiui, tai ar jie yra emocinis ir finansinis sprendimas? Aš manau, kad čia susipina du viename, nes iš finansinės pusės mes pradedame galvoti apie tai, kad mums reikia telefono dėl kažkokios tai priežasties ir tada jau renkamės to, ko mes norim ir iš tos pusės mes renkamės emociškai. Kuomet žvelgiame tiesiog į pinigus, tai jau žiūrime, ko mums labiau reikėtų, koks tai galėtų būti modelis konkretus. Iš emocinės galbūt renkamės daugiau, kokia tai būtų telefono spalva, atmintis arba laikotarpis, kokiu mes norėtume jį nusipirkti. Ar dabar, ar šiek tiek vėliau, kad tai emocija vis tiek mums labai daug ką duoda, bet finansai irgi yra labai neatsiejama pirkimo dalis. Faktas, tai yra ne tik telefonas, tai yra ir planšetės, kompiuteriai, laikrodžiai, kitaip tariant, ekosistema. Tai vat irgi klausimas, ar žmonės perkasi ekosistemą, ar jie perkasi statusą. Nes vėlgi čia yra turbūt ir flagmanų tematika ir taip toliau, bet galbūt yra patogumas pačioje ekosistemoje. Iš tikrųjų, ekosistemos buvimas labai stipriai priduoda patogumo žmogui ir noro nuolatos tą ekosistemą pildyti. Dėl to mes pradedam būti ištikimi vienam brandui ir su juo toliau tęsti savo draugystę. Tai iš tikrųjų labai patogu, kada mes, tarkim, turim, nežinau, vieną telefoną, prie jo prikabinam jau laikrodę arba ausines. Tai norint tiesiog paspalsauti, ką kitas gamintojas turi, tai jau tikėtina, mums reikėtų įsigyti ne tik telefoną, bet ir tą patį laikrodį, galėtume susijęti ir turėti vėlgi pilnesnę ekosistemą. Tai dažnai patogumas lemia, kad mes liekam ištikimi brandui. Mano vienas mėgstamiausių pavyzdžių yra, kuomet tas patogumas iš tikrųjų priduoda ir tas asmeninė patirtis, kurią mes pamatome iš mūsų draugų, kas galbūt galėtų lemti šiek tiek ir statuso reikalą, jeigu mūsų visi draugai turi vieną ar kitą gamintoją, tai natūralu, kad tu irgi būsi tą patį brandą turintis asmuo jų kompanijoje. Tai čia yra labai sveika ir labai natūralu. Tai asmeninė patirtis irgi priduoda noro išlikti ir papildyti ekosistemą. Tai mano vienas mėgstamesnių pavyzdžių yra, kuomet kažkaip pasidalinau, kad turėjau ausines, dirbu prie planšetinio kompiuterio ir kažkur telefonas yra numestas, dažniausiai jo nerandi namuose, bet yra įjungtas skambučių peradresavimas į planšetę.
ir tiesiog galiu atsiliepti ir man nereikia ieškoti telefono. Tai mano, pavyzdžiui, irgi pasiekė keli draugai ir irgi įsigijo planšetės ir irgi įsigijo ausinės, kad galėtų turėti tokį dalyką. Tai geras funkcionalumas toje visoje bendroje ekosistemoje. Mes turim tokį žaidimuką, keletą klausimų, į kuriuos reikia daug negalvojant atsakyti arba vieną, arba kitą. Tai galim pradėti, mums irgi padės dar vienas narys. Tai gerai, tai pirmas klausimas. Turėti geriausią kamerą rinkoje ar bateriją, kuri išgyvena savaitgalį? Kamera. Mokėti daugiau už brandą ar mažiau už funkciją? Gal mokėti už funkciją? Nes nelabai supratau šiaip klausimą. Jo, čia, ta prasme, mokėti daugiau už prekės ženklą, kuris, sakykime, patinka, ar mažiau, bet už ten, kur yra kažkokia funkcija labai gera, sakykime, kurios neturi prekės ženklas. Už funkciją. Už funkciją. Reali kelionė ar 10 reelsų apie ją? Reali kelionė. Reali kelionė. Upgrade'inti iš įpročio ar nesikeisti, kol nesugenda? Upgrade'inti iš įpročio. Jau kai sugenda, tai jau būna šiek tiek per vėlu keistis. Jau reikėtų išvengti to dalyko, tai jau geriau dažniau atsinaujinti, negu sulaukti, kol jau ateina labai skaudus padariniai po to. Gerai. Leasingas ir tu turi geriausią, ar laukti ir sumokėti grinais, bet vėliau? Leasingu, taip. Okay. Telefonas kaip įrankis ar telefonas kaip įvaizdis? Kaip įrankis. Įvaizdžiui sukurti. Labai geras. Turėti fingerprintą, kurio kartais nepataikai, ar PIN kodą, kurio niekada neprisimeni? Fingerprintą. Savaitgalis be telefono ar be kavos? Be kavos. Tikrai. Bet telefonas reikalingas? Tikrai reikalingas. Nes iš darbo gali patrukdyti, galima šiek tiek ir padirbėti, galima telefonu investuoti į save, knygą paskaityti, tai iš tikrųjų nereikėtų telefonu žiūrėti, kad tai yra tiesiog devices įrenginys kažkoks yra, tai tikrai gali būti priemonė, kuri atstoja daug ką ir tuo pačiu ir tą pačią knygą, nes laikas su knyga yra vertinamas, bet laikas su telefonu irgi gali būti vertinamas. Galiausiai, kai ta knyga yra telefone, viskas yra telefone, tai tas daugia funkcionalumas, jisai turbūt kur kas geriau negu tas vienas puodelis kavos. Tikrai taip. Gerai. Ačiū tau, tai galim toliau keliauti prie kitų klausimų. Tai kada paskutinį kartą tavo įrenginys tave nustebino? Tai čia žinai, bet kas gali būti. Iš tikrųjų, kai 5 metus dirbė su vienu prekiniu ženklu, šiuo atveju Samsung, nustebti turbūt visą laiką yra jau sunkiau. Tai tų wow efektų vis mažėja, bet šių metų Fold 7 telefono plonumas tai tikrai nepalieka nieko turbūt be žavesio, tai tikrai nustebu, tikrai nesitikėjau, atrodo, kiek mes galime tą telefoną kažkaip dar modeliuoti, kiek mes galime jį ploninti, išlaikant ir bateriją tą pačią, kad išliktų, tai atrodo tikrai neįmanoma, bet tikrai sugebėjo nustebinti net ir po 5 metų. Labai gerai. O šiaip kalbant apie funkcija, sakykime, yra kažkokia funkcija telefone, kurią, žinai, kartais būna nenaudoji, nežinai, bet, kažkas pasakė, žinai, ar tu ten bandėjai, nebaiškiau geras, žinai, tai arba tokia buvo kažkokia funkcija? Iš esmės taip, tai apimanti nemažai dalykų, tai yra Circle to Search, kada mes įbraukiam ir galim surasti to, ko mums reikia. Iš tikrųjų, tai anksčiau ten, nežinau, pamatai pas ką nors ten kokį nors fainą rankinuką ir tikrai norėtų susižinoti, bet jeigu mes matom tai pas kokį nors nuomonės formuotoją, kokia tikimybė, kad jis būtent tau atrašys arba atrašys čia ir dabar, atrašys galbūt po kokių 3 mėnesių kitas rankinukas nebeturės jokios prasmės jau šioje vietoje. Jeigu atrašys, tikėtina, kad ne, nes vis tiek jie turi auditorijas, turi laiką, kada bendrauja. Tai apibraukiai, tu čia ir dabar žinai, kur rasti tą daiktą, už kiek nusipirkti. Kodėlgi ne? Tai labai patogu yra. Be to, toje funkcijoje lygiai taip pat palaikant mes galime išnaudoti ir muziką, paieškoti. Anksčiau naudojam Shazamą, dabar nebereikia programėlės, jau vietos telefone šiek tiek atsilaisvinam, nors nedaug, bet šiek tiek. Tai irgi jis tave iš karto įkelia į Chrome skirtuką, kur tu matai tą dainą, jinai išlieka, tu gali vėliau įsikelti ją į grojaraštį ir jinai lieka. Nereikia saugoti toje pačioje aplikacijoje. Tai vėlgi nereikia naudoti telefono vietos.
Tai realiai dabar irgi jau gali, ta funkcija yra tokia, kur tiesiog Taip. muzika groja, patiko, tu ten telefonę susiradai ir greitai. Taip. Dabar jau nustebina ir mane. Ar žmonės iš tikrųjų naudoja tai, už ką moka? Čia yra klausimas galbūt apie tai, kad ar mes išnaudojame visą potencialą pirkdami telefoną, ar vis dėlto naudojame, sakykime, 20% jo galimybių? Dabar sakyčiau gal 30%, gal jau kiek daugiau, bet iš tikrųjų taip, mes ne visi ir ne kiekvieną dieną išnaudojam telefoną pilnai, bet visada yra geriau turėti, negu neturėti. Tai čia kaip su sporto klubu, geriau turėti abonementą, mažu nueisi. Gal tikėtina ne, bet gal kažkada. Bet kalbant apie telefonus šitoje vietoje, siekiant, kad telefonai galėtų daug ir turėtų daug funkcijų, į juos nuo pat pradžių yra dedami geresnėje komponentai. Tai dienai rinkoje geresnėje procesoriai, kameros. Ir mes netgi ir dabar kalbėdami apie telefonus, kurie galbūt išėjo prieš 4 metus, jeigu tai buvo flagmanai, jie vis dar yra konkurencingi rinkoje. Ir šioje vietoje tai leidžia žmogui ne taip dažnai galbūt ir atsinaujinti, jeigu jis išnaudoja tik 20-30% telefono. Tai sutaupo finansus juo lygiai tuo pačiu. Jam netgi ir palengvina gyvenimo sprendimą, nereikia čia nieko keistis ir laisvas gali kažką kitą daryti. Tai visą laiką yra geriau turėti negu neturėti, nors net ir neišnaudosime. Bet galbūt ateis diena, kai naudosime daugiau. Mes labai dažnai fokusuojamės į kamerą, kad mums reikalinga pati geriausia kamera, bet ką esam tikrai pastebėję, dažniausiai fotografuojam auto režime ir nekeičiam nustatymą, nors iš tikrųjų Samsung telefonuose mūsų naktinė fotografija gali būti ypatingai graži. Arba pavyzdžiui, daug būna tokių atvejų, kai mes lankomės koncertuose ir negalim būti labai arti scenos, bet labai norėtume iš tikrųjų būti. Tai galim priartinti keletą kartų, neprarandant kokybės ir mūsų atlikėjant scenos matyti, kaip vos ne per vieną rankos paspaudimą nuo jo. Tai iš tikrųjų taip išnaudoti kamerą galime šiek tiek daugiau ir padidinti tas procentaliai galimus telefono naudojimo procentus. Ar tas funkcijos, ar jos ateina iš AI integracijos pačios telefone, ar pačios kameros funkcionalumas yra padidintas, kuris leidžia, sakykime, nakties fotografija, ar jinai čia iš funkcinius, gali būti objektyvas šviesesnis, ar tam funkcijų papildomų, ar va čia vėl nemaža dalimi žaidžia būtent AI, sakykime. Nemaža dalimi ir dirbtinio intelekto mes turime, tikrai ypač kai jau yra padarytas vaizdo įrašas arba nuotrauka, jos kokybė yra pagerinama, tai čia jau daro už mus mūsų telefonas, tačiau jeigu mes kalbėtume apie priartinimą ir priartinimą negadinant kokybės, tai yra ir objektyvo pagalba, jis yra įdėtas galintis sugerti daugiau šviesos, tam, kad nuotrauka arba įrašas turėtų daugiau kokybės nuo pat pradžių, negadintų jos ir mes galėtume džiaugtis nuotraukomis. Bet iš tikrųjų tai tada tai labai didelis skaičius lieka neišnaudotų galimybių, tai yra 70%, kur mes dar galim iš tikrųjų atrasti ir panaudoti tą, sakykime, telefoną įrenginį kažkokį. Tikrai taip, bet čia labai nuo žmogaus priklauso. Kiek jam reikia ir kiek jis apskritai turi norą skirti laiko savo telefonui, nes mes vis dar kažkaip galvom, tai laikas telefone nėra vertingas, bet jis tikrai gali būti vertingas ateityje. Tiesiog reikia jį investuoti šiek tiek kitaip. O gerai, perkant, irgi, sakykime, telefoną ar kitą įrenginį, gal tai, pavyzdžiui, laikrodis būtų, mes perkam galvą, širdimi ar trendą. Čia irgi bus 3 viename iš tikrųjų, nes galva pradeda galvoti, kad man jau reikia to, galbūt tą norą trendas suformavo, bet širdis nuspręs, kada pirkti ir kokį pirkti. Tai viskas visą laiką susieina į vieną visumą, kad ir kaip mes norėtume, nebus taip, kad be vieno kažkas kitas pradės veikti, net čia 3 komponentai yra labai svarbus viename. Ir turbūt iš mūsų lietuvių, sakykime, taip perspektyvos žiūrint, ar lietuviai lygina tas prekes, ieško, ar tiesiog ima, nes visi turi, taip, pavadinkime. Iš tikrųjų, paskutiniai metai rodo, kad tikrai labai lygina, tikrai stengiasi išsirinkti modelį, ieško specifikacijos ir ieško, ką tas telefonas gali jiems duoti prieš priimant tą galutinį sprendimą. Jeigu mes priimam telefono pirkimą, ne kaip reikiamybė čia ir dabar pasikeisti, bet iš tos emocinės pusės, kad neužilgo reikės keistis. Tai per tą laikotarpį tikrai lygina pasiūlymus, stebi rinkoje, kiek šokinėja galbūt jo kaina ir panašiai, bet vis tiek emocinis fonas duoda labai daug, ypač jeigu
kažkaip sužavė vieną ar kitą savybę, tai tas tikrai sprendimas priemamas šiek tiek būna greičiau, siekiant pradėti jau tai naudoti, o nelaukti dar kažko tai. Kiek lemia socialinis burbulas? Na, vat lemia, iš tikrųjų, atrodo, mes norim sakyti, kad ne, manęs neveikia ir aš čia toks vienas esu išskirtinis ir renkuosi, bet natūraliai vis tiek lemia. Jeigu, kaip ir jau prieš tai minėjau, jeigu tarp draugų visi turi vieną brandą, tikėtina, tu irgi jį turėsi, nes jie pradės kalbėti apie tai, kas faino yra ten, tu norėsi tai išbandyti. Tai lygiai taip pat reklama, jinai turi labai didelę įtaką žmogui, ypač kuomet atsiranda kažkokia naujiena. Tada tikrai norisi būti tarp tų, kas nori tai išbandyti. Tai nori, nenori, mes negalime atmesti socialinio burbulo. Tai jis tikrai turi įtakos. Kiekvienam, aišku, skirtingai. Yra tikrai žmonių, kurie į telefoną, pavyzdžiui, žiūri kaip praktinį dalyką, ar ne. Ir prieš išeinant naujam modeliu geriau pasirinks einamųjų metų modelį, nes jis jau bus šiek tiek ir pigesnis, bet vis tiek bus labai geras ir tarnaus ilgai ir tada. Bet vėlgi, mes esame tame pačiame burbule nuo pat pradžių. Kalbant apie stereotipus, kaip manai, ar vis dar turim tą stereotipą, kad Samsung yra praktiška, o Apple yra stilius, o taip pavadinkim? Gal kažkiek, bet iš tikrųjų, kuomet mes kalbam tiek apie Samsung, tiek apie Apple, tai tikrai du rinkoje gaminantis vienus geresniųjų telefonų, tai iš tikrųjų tie stereotipai maišosi tarpusavyje, kažkiek išlieka, tarp vienų socialinių sluoksnių gal daugiau, tarp kitų kiek mažiau, bet visi nori išbandyti ir vieną ir kitą gamintoją, nes tikrai ilgą laiką išlieka rinkos lyderiai, tai natūralu, kad jau tas stereotipas mažėja, bet vis tiek dar truputį išlieka. Bet, galima sakyti, kad kažkiek jau lygėja arba miksas toksai gaunasi. Gal labiau miksuojasi, negu kad lygėja šitoje vietoje. Tai ir paskutinis klausimas tau, toks gal, sakykime, linksmesnis, tai ką pasakytų jūsų telefonas apie jūs, jei galėtų duoti interviu? Nemėtik manęs taip dažnai, turbūt tą, bet iš tikrųjų aš linkusi esu jį labai stipriai išnaudoti, tai tikrai darbinis arkliukas turbūt taip atsilieptų apie save ir paprašytų tikrai šiek tiek būti atsargesniai su juo. Supratau. Gerai, ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū jam.